Sveiki, vienuoliktokai, tęsime apie struktūrinius sąrašus antrą dalį ir aiškinsimės apie parametrus kiekvieno galimybės, kaip keisti. Ten pirmoji dalyje primenu, kad buvo paaiškinta iš viso, kokiais įrankiais galima daryti ir kam jie reikalingi tie struktūriniai sąrašai. Trumpai paaiškinta yra, nes pilną informaciją galima rasti kažkokį vadovėlį perskaičius arba kažkokią teorinę medžiagą gauti. Tačiau detalesnė informacija, kai sakant, geriau yra kaip parodo ir kaip vizualiai matai. Taigi, turime praeitos pamokos pirmos dalies struktūrinį sąrašą ir, sakykime, mes norim kažkokius vidinius pakeitimus padaryti. Tai pasižymėkime konkretų, sakykime, struktūrinio sąrašo elementą ir su dešinė pelytė bakstelėjus galima nustatyti reikšmę. Kaip pavyzdžiui, pasiėmėme tokią lentelę, galima pradėti naują sąrašą nuo šitos vietos, sakykime, nuo 1.1.1, pradėti jau kitą numeravimą, kitą, sakykime, raidžių pavadinimą ar kažkaip tai visiškai kitaip pervesti, sakykime, čia turėtų būti kažkoks įterptas didelis tekstas ir paskui nuo to teksto vėl kitoks numeravimas turėtų būti, kaip pavyzdys, sakykime. Tai šita lentelė, nustatant numeravimo reikšmę, yra labai reikalinga ir labai reikšminga. Tai mes galime pažymėti, kad tęsti nuo ankstesnio sąrašo, bet pereiti prie kitos reikšmės. Štai pažymėkime langelį ir mums rodo, kokias reikšmės mes galim pasiimti. Galime pakeisti tas reikšmės, galime keisti jų numeravimo tvarką ir numeravimo vietą ir, sakykime, ir net pozicijas. Tai šitas labai reikalingas įrankis. Žiūrėkim, ką mes galim daugiau padaryti. Galime su šriftais pakeisti jų indeksavimą, uždėti efektus. Ką galima dar pasižiūrėkime padaryti, čia kaip pradžioje pirmoji dalyje aiškinau, tai galima įterpti lygiavimo ir intervalų nustatymą, sakykime, eilučių, tarpai, tarp eilučių įdėjimas, lūžių eilučių, kad jeigu į kitą puslapį reikia persikelti, mums turėtų tvarkingas dokumentas būti, tai čia su šituo įrankiu galim padaryti tai. Tabuliavimo žymės galima žingsnius pasidaryti, kad mums visą laiką nereikėtų taisyti kiekvieno žodžio. Na, dar galėtume mes nustatyti, derinti įtraukas. Mes matome derinimą įtraukų ir galime pažiūrėti, kiek centimetrų lygiuota į šoną įtrauka, kokia galėtų būti visiems arba vienam kažkokiam elementui. Galima pasimti, nebūtinai pasikeisti, kaip ir minėjau, kad ėjo skaičius, paskui mums kažkoks tekstas reikalingas įdėti, kažkoks komentaras ir toliau turėtų būti raidinis kažkoks, ne? Tai mes galim su šito įrankiu tai padaryti. Tačiau stenkimės, kad visas dokumentas būtų gražus ir tikslingas. Jeigu pradėjom skaičiais, tai gal reikėtų tai skaičiais ir visą dokumentą daryti. Ar jie turėtų būti nuo 1 pradėti, ar toliau tęsti tos skaičius. Tai yra skirtingi dalykai ir juos tik tai jūs patys apsprendžiate, kaip jie turėtų būti pagal formatavimą. Na, aš manau, kad jūs čia supratote, kaip tos lentelės dirba, kaip čia šitie skaičiukai keičiasi, matote, aš keičiu, ne? Jos įtraukos tos ir kokią mes galim pasimti centrinę, dešinį, kairinę. Čia paspausi, be abejo, tikiu, kad kiekvienas mokinys ir kiekvienas, kuris žiūri, gali tai padaryti, tą, ką aš dabar darau. Na, ir tobuliavimo lygius ir lygio galima paskirstymus padaryti. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote ir sėkmės.